Taip, laba diena, gerbėjai tarybos nariai ir visi susirinkusi šitoj salėje. Pradedam tarybos posėdį. Tarybos posėdėje dalyvauja 24 tarybos nariai, 25 nedalyvauja tarybos narys Tadeuš Romanovskis užsienyje. Absoliuti dauguma yra salėje. Galime pradėti tarybos posėdį. Tarybos posėdėje taip, pirmas projektas dėl darbotvarkės patvirtinimo. Taip, balsuojame dėl darbotvarkės patvirtinimo. Taip, darbotvarkė patvirtinta. Ačiū. Pradedam svarstyti klausimus. Antras pagal mūsų darbotvarkę. Dėl Šalčio savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudėties įkeitimo kviečiu skyriaus vedėją Vaclavą Jelaginą. Labadiena visiems, gerbiami tarybos nariai. Siūloma jums pakeisti tarybos kontrolės komiteto sudėtį. Kaip mes visi žinom, pas mus nebelieka jau vienos frakcijos, darbo frakcijos. Ir kadangi išeina, kad komitete liko tik 2 nariai, gali likti tik 2 nariai, todėl siūloma yra pasiūlymas Lenkų rinkimų akcijos frakcijos kandidatūrą, kad nuo šios sprendimo priėmimo kontrolės komitete bus 4 nariai. Siūloma įtraukti į kontrolės komiteto sudėtį Jaroslavą Vaitichovičių. Taip, ačiū pranešėjai, prašau, darbo projektas yra, siūlomas yra tarybos narys Jaroslavas Vaitichovičius į kontrolės komiteto sudėtį. Kas turi klausimų, kas nori pasisakyti, norinčių nėra, prašau, balsuojam. (23 už), nebalsavo 1, 24, sprendimas priimtas vienbalsiai, ačiū. Sekantis, trečias pagal mūsų darbotvarkę, pagal registraciją 171, dėl Šalčio savivaldybės tarybos 24 metų vasario 13 dienos sprendimo numeris T218 dėl Šalčio savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo dalinio pakeitimo skyriaus vedėja Elena Ulianovič. Taip, nusišalino tarybos narės. Sutinkam. Tai pusė salės išėjo. Labadiena, gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti projektui ir leisti tikslinti biudžetą pagal projektą. Prašau tarybos nariai, trumpai ir aiškiai pagal projektą. Ar turime klausimų tarybos nariai, kas nori pasisakyti, finansinis sprendimas? Neturime, taip? Galime balsuoti. Kviečiu tarybos narius priimti sprendimą. Vyksta balsavimas. (19 už), kiti tarybos nariai, 5 nusišalino nuo balsavimo, sprendimas priimtas. Ačiū. Ačiū vedėjai.
Kviečiu tarybos narius užimti vietas. Taip, ketvirtas. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise administracijos direktorius Grzegorz Jurga. Gerbiami tarybos nariai, prašau perduoti biudžetinį įstaigą iš Šalčininkų rajono Eišiškių Antonijo Ratkevičiaus sporto mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise kompiuterį. Galime balsuoti? Balsuojame. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Taip, dabar penktas. Dėl savivaldybės būtų pardavimo. Taip, prašau parduoti nuomininkiai būtą Ūtos kaime. Būtas yra po gaisro, nuomininkė turi teisę jį išpirkti, jinai pagėdauja pati išpirkti ir atlikti jo remontą ir jame toliau gyventi. Prašau parduoti nuomininkiai būtą. Taip, projektą turime. Kviečiu priimti sprendimą, vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū tarybos nariams. Šeštas, 162 dėl lėšų skirimo iš religinių bendrijų rėmimo programos. Savivaldybė yra gavusi iki šios dienos 3 prašymus iš religinių bendrijų, prašant paremti tam tikras išlaidas. Ir komisija išnagrinėja visus 3 pasiūlymus ir teikia siūlymai, prašo skirti iš religinių bendrijų rėmimo programos Šalčininkų Švento Apaštalo Petro parapijai 4670 eurų klebonijos langų ir durų keitimo darbams, taip pačiai parapijai 1500 eurų atlaidų organizavimo išlaidoms ir taip pat Šalčininkų stačiatikių parapijai statomos bažnyčios fasado šiltinimo medžiagoms. Prašau skirti siūlomas lėšas. Taip, Alicija Šarbaitė nori paklausti, prašau. Man tik toks klausimas, pas mus tai programai liko 3000 eurų, mes komitete šnekėjom, papildysime kitą pusmetį tą programą iš biudžeto, į biudžetą, ką nors įdėsime, ar jau tiek, kiek turime, tiek ir skirstysim kitais pusę metų? Tai kaip ir minėjau pranešimo pradžioje, šiuo metu yra apsvarstyti visi prašymai, tai kitų prašymų nėra. Jeigu bus kitų prašymų, tai tada bus svarstomas klausimas. Kol kas tų lėšų iki šios dienos pakako. Didesnė prašys, tai kaip mes galėsime jiems skirti, jeigu neturėsim iš ko, tai iš pradžių reikia papildyti, įdėti, paskui jau žiūrėti. Tai kol kas tai yra hipotetinis klausimas, nes mes nežinom, ar bus tų prašymų, ar nebus tų prašymų ir kokiai sumai bus. Tai šiuo atveju yra visi prašymai išnagrinėti ir visi yra patenkinti. Taip. Tai pasakykim, kad mes kiek turime dar ten lėšų. Šiuo metu liko virš 3000 eurų dar. Ir viskas, biudžetas patvirtintas ir tiek. Mes negalim kalbėti dabar didinti biudžetą, iš ko mes padidinsim. Žiūrėsim metų pabaigoje ir tada bus laisvų pinigų arba bus daug pareiškimų, tada svarstysim. Pareiškimą mes privalome priimti. Tai prašau, dar. Balsuojame. Ačiū. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū direktoriui, ačiū tarybos nariams. 7 projektas dėl leidimo UB Šalčininkų autobusų parkas įsigyti transporto priemonės. Taip, įmonės direktorė Teresa Butrimovič. Labadiena. Prašau leisti Šalčininkų autobusų parko Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka įsigyti lizingo būdu 2 primestinių miesto tipo M3 klasės autobusus ir 1 M2 klasės mikroautobusą, kurių bendra vertė neviršytų 375 000 eurų.
ir 3 naudotus M3 klasės autobusus, kurių bendra įsigymo vertė neištų 150 000 eurų. Autobusai reikalingi parko atnaujinimui. Tarybos nariai, kviečiu klausti, kalbėti. Nėra norinčių. Tada prašau, kviečiu balsuoti už pateiktą projektą. Vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū direktoriai, ačiū tarybos nariams. 8. 167 dėl Šalčiko rajono savivaldybės tarybos 21 metų balandžio 8 dienos sprendimo numeris T605 dėl Šalčiko rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 2024 metų programos patvirtinimo pakeitimo skyrius vedėja Veslava Rutkovska. Labą dieną. Gerbiami tarybos nariai, prašau pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučio namuose 2020-2024 metų programos 4, 8, 9, 18, 9.2 punktus bei programos priedą. Lyginamasis variantas yra pridėtas. Prašau pritarti projektui. Taip, norinčių klausti, kalbėti, pasisakyti nėra. Kviečiu priimti sprendimą, gerbiami tarybos nariai. Vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū. Sekantis projektas 9 dėl žemės sklypų Šalčininkų rajone pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams, svarbiais Šalčininkų rajono savivaldybės ir prašymą įtraukti šios sklypus ir neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo bei jų suformavimo. Gerbiami tarybos nariai, UAB tvarkyba dalyvauja dėl gerimojo vandens tiekimo nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros programoje. Vienas iš reikalavimų privalo, kad būti suformuoti sklypai gręžiniams įvalymo įrenginiams. Yra pateiktas sąrašas. Prašau pritarti projektui. Galime pritarti ar nepritarti, prašau balsuoti. Vienbalsiai pritarta, sprendimas priimtas. 10.164 dėl žemės sklypų Šalčininkų rajone pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams svarbiai Šalčininkų rajono savivaldybei ir prašymą įtraukti šios sklypus į neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą bei jų suformavimą. Gerbiami tarybos nariai, taip pat UAB Eišiškių komunalinis ūkis dalyvauja dėl gerimo vandens tiekimo nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros programoje, taip pat turi būti suformuoti žemės sklypai. Žemės sklypai yra sąrašas pridėtas, prašau pritarti projektui. Balsuojame. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Dėkuoju. 11 dėl pritarimo žemės sklypo naudojimo tvarkai. Gerbiami tarybos nariai, UAB Transaita Logistik parengė žemės sklypą esančio Vilniaus gatvėje 33 Šalčininkuose naudojimo tvarkos nustatymo planą. Siūloma pritarti planui. Klausimų? Diskusijų nėra. Prašau priimti sprendimą. Vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū tarybos nariams, ačiū pranešėjai. Ačiū. Dabar didelis blokas sprendimų, projektų dėl nuostatų patvirtinimo, bet mes privalome atskirai svarstyti ir kiekvieną sprendimą prabalsuoti. Todėl kviečiu skyriaus vedėją Reginą Markievič ir sekantis klausimas dėl Šalčininkų rajono Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Prašau paaiškinti
kame reikalas ir tada mes balsuosime. Gerbimi tarybos nariai, keičiame, kaip matot, visų ugdymo įstaigų ir vienos švietimo pagalbos įstaigos, tai yra pedagoginis psichologinis tarnybos nuostatos, kadangi pasikeitė biudžetinių įstaigų įstatymas, kuriame nustatyta, kad biudžetinis įstaigos vadovas tvirtina struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, kas anksčiau priklausė tarybai. Taip pat pasikeitė kai kurie, dabar nauji tie nuostatai atitinka visiems reikalavimams dėl nuostatų statutų ir įstatų rengimo. Irgi yra ten kai kurie pasikeitimai, tokie kaip mokyklos taryba pagrindinė jos funkcija ir jos sąstatas anksčiau buvo tai tik vaikai, tėvai, mokiniai, tėvai ir mokytojai, dabar gali būti rekomenduojama, kad gali būti bendruomenės atstovai. Mokyklos taryba, mokytojų taryba anksčiau buvo privaloma visose įstaigose, kurioje dalyvavo visi mokytojai, mokyklos darbuotojai, bibliotekininkė. Dabar mokytojų taryba gali būti, o gali visai nebūti, kai mokykla nutarė, bet jeigu tokia struktūra lieka, tai joje gali dalyvauti išrinktieji mokytojai, bet taip pat gali, jeigu mokykla nuspręs, ir visi mokytojai. Tai tokie esminiai pakeitimai. Ir žinom, kad po pakeitimo vietos savivaldos įstatymo kai kurios funkcijos, kur vyko administracijos direktorius, dabar vykdo meras. Ir visi tie pakeitimai yra šitose naujose nuostatose. Tai trumpai galiu tiek pasakyti. Ačiū vedėjai, prašau, kas nori paklausti, pasisakyti. Nėra norinčių, galima tvirtinti. Tai dėl Jašiūnų gimnazijos nuostatų patvirtinimo prašau priimti sprendimą, vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas dėl Šalčiko rajono Jašiūnų Aušros gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Sekantis klausimų nėra, balsuojame. Vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū tarybos nariams. 14 dėl Šalčiko rajono Sniadeckio gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Balsuojame. Toj minutėlė. Tai. Vienbalsiai sprendimas priimtas. 15 dėl Šalčininkų Santaros gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Taip, balsuojame. Ar ne visi prabalsavo, prašau, kviečiu, ačiū. Sprendimas priimtas, vienbalsiai taip pat. 16 dėl Šalčininkų Baltosios Vokės Elizos Šuškovos gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Balsavimas vyksta. Vienbalsis, ačiū. Dėl Šalčininkų Baltosios Vokės Šilo gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Sprendimas priimtas. 18 projektas dėl Šalčininkų rajono Dieveniškio Adomo Mickevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Vienbalsiai sprendimas priimtas. 19 dėl Šalčininkų rajono Dieveniškio Ryto gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėl Šalčininkų Eišiškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Vienbalsiai sprendimas priimtas. 21 dėl Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapalionio gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Tai balsuojame dar tarybos nariai, balsuojame visi. Ačiū. Vienbalsiai sprendimas priimtas dėl Šalčininkų rajono Turgelio Pavilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
Vienbalsiai sprendimas priimtas dėl Šalčio rajono Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Visi už, sprendimas priimtas. Dėl Šalčio rajono Butrimonio Anos Krepštol gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Vienbalsiai sprendimas priimtas. 25 dėl Šalčikų rajono Jašiūnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. Vienbalsiai sprendimas priimtas. 26 dėl Šalčikų rajono Pabarės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. Ačiū tarybos nariams, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dabar darželiai. Dėl Šalčikų Lopšelio darželio Pasaka nuostatų patvirtinimo. 27 projektas. Vienbalsiai sprendimas priimtas. 28 dėl Šalčikų Lopšelio darželio Vyturėlis nuostatų patvirtinimo. Taip pat vienbalsiai sprendimas priimtas. 29 dėl Šalčikų rajono Zavišionių Lopšelio darželio Varpelis nuostatų patvirtinimo. Taip, ačiū. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Dėl Šalčikų rajono Jašiūnų Lopšelio darželio Žilvytis nuostatų patvirtinimo. Taip, nuostatai patvirtinti vienbalsiai. 31 dėl Šalčikų rajono Eišiškio Lopšelio darželio Žiburėlis nuostatų patvirtinimo. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Ačiū tarybos nariams. 32 dėl Šalčikų rajono Baltosios Vokės Lopšelio darželio nuostatų patvirtinimo. Vienbalsiai. Sprendimas priimtas. 33 dėl Šalčikų rajono Butrimonių Jančiūnų universalinio daugiabučio centro nuostatų patvirtinimo. Tai vienbalsiai sprendimas priimtas. Dar viena kategorija mūsų mokyklų. Dėl Šalčikų Stanislovo Moniuškos menų mokyklos nuostatų patvirtinimo. 34 projektas. Vienbalsiai, ačiū. Sprendimas priimtas dėl Šalčininkų rajono Eišiškio muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo. Tai balsuojame tarybos nariai. Ačiū. Vienbalsiai sprendimas priimtas dėl Šalčininkų rajono Jašiūnų muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo. Taip. Ačiū. Vienbalsiai sprendimas priimtas ir paskutinis mūsų projektas dėl Šalčikų rajono Eišiškio Antonijo Ratkevičiaus sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo. Dar ne paskutinis, prieš paskutinis. Balsuojame. Vienbalsiai sprendimas priimtas. 38 dėl Šalčikų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo. Tai vyksta balsavimas. Taip, dar ne visi prabalsavo, gal jeigu nepastebėjote, tai balsuokite. Vienbalsiai sprendimas priimtas, visi projektai priimti. Ačiū tarybos nariams, ačiū pranešėjams. Tarybos posėdis baigtas.